Radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir būtent šią penktadienio popietę pas mus svečiuojasi naisiškis savanoris Laurynas Milašauskas, su kuriuo ir sveikinuosi, tad sveikas ir gyvas, Laurynai. Labą dieną. Taigi pakalbėkime šiandieną apie tave, pakalbėkime apie naisius ir apie kitus įdomius dalykus, kurie vis dėlto yra susiję su tavimi. Tad pokalbį norėčiau pradėti nuo tavo savanorystės. Apskritai savanorystė yra labai gražus dalykas ir labai smagu, kad būtent jaunimas užsiima. Jie tad kada užsiėmė šiuo kilniu gyvenimo būdu, kaip viskas prasidėjo, kur tos ištakos? Atvykau į Naisius prieš kažkur 9 metus. Čia tokia mano paslaptis, kad aš esu nevietinis. Dabar jau prisigyvenau, visi mane pažįsta, visi skaito kaip vietinį. Ir aš nežinau, kaip ta savanorystė atėjo. Tiesiog man labai patiko prisimti taip atsakomybę, imtis kažkokių veiksmų, organizuoti kokius renginius. Ir taip gavos, kad čia aplinkui kultūros namus sukau ratu, sukau, zyziu, čia taip ir sako, va čia gal padėtų mums dar kažkur. Ir aš taip sakau, kodėlgi ne, man tiesiog labai patiko kažką organizuoti, kažką daryti. Mokykloje labai buvau aktyvus. Ir taip, tapau savanoriu, net pats to nenorėdamas gal. O ką tau, kaip manai, suteikė savanorystė, ką apskritai gali suteikti, ką galbūt dar tau suteiksi? Savanorystė, aš manau, kad suteikia ypač labai daug patirties, kadangi praeitų metų festivalyje buvau atsakingas už visus savanorius, už didžiąją dalį savanorių, kuriuos pats registravau, pats rinkau. Ir savanorystė verčia tave mąstyti, verčia būti atsakinga už kitą asmenį. Ir man tai labai patinka, sakyti, va čia darom tai, bus taip tvarko ir taip toliau. Ir, taip. Normalus, manau, dalykas, jo labiau, kad reikia žmonių, kurie sugebėtų ir vadovauti. Vis dėlto, ar ne? Beje, užsiminė apie festivalį, o be abejo, menį turėjai Naisių vasaros festivalį, ar ne? Taip, būtent. O kaipgi vyksta savanorystė ten? Nesiprastai nukeliavę į festivalį, mes matome daug žmogeliukų, bėgiojančių, lakstančių, einančių iš proto, netgi būna tokie, visgo pasitaiko, manau. Visko, kaipgi visas tas mechanizmas sukasi pačiam festivalį? Praeitais 2014 metais būtent pirmą kartą aš užsiėmiau šituo dalyku, kaip būti atsakingas už savanorius. Man pasiūlė, sako, va, Laurynai, ar tu čia nenorėtum būti atsakingas už savanorius, nes kiekvienais metais, nuo pat pirmų metų, kaip vyksta festivalis, aš jodinėdavau. Visa mano buvo diena festivalio žirgyne per konkūrą, kadangi aš jodinėjau žemaitukais ir mano visas tikslas, visas žvilgsnis, visas dėmesys buvo būtent į konkūrą, festivalį nematydavau, jodinėdavau. O dabar, kadangi jau, kaip pasakyti, išaugau truputėlį iš tų žemaitukų, nes jau kojam lečiu į žemę jodamas. Jau viskas nebeužtenka jų ūgio. Jau. Čia tikrai taip? Aš taip sakau, kad man jau viskas, jau 12 klasė, bet to prasidėjo mokslai, reikia pradėti dar mokytis ir nusprendžiau, kad reikia susikoncentruoti į mokslus. Būtent praeitais metais jau nebedalyvavau konkūre ir sako, gal tu norėtum padėti čia mums su savanoriais. Ir sakau, kodėlgi ne? Prieš tai buvau prieš kelis metus tokiam vienam įdomiam projekte, vadinasi Misija jaunimo politikos kokybė. Būtent, kuri apėmė visą Šiaulių rajoną, Šiaulių miestą ir tiesiog tas projektas skatino jaunimą imtis veiksmų savo tam tikrame regione, kalbėtis su politikais, didelį autoritetą turinčiais žmonėm, kurie galėtų padėti jaunimui spręsti problemas, pavyzdžiui, tenai suremontuoti kokią sporto salę, pastatyti suoliuką ar taip toliau. Ir būtent šio projekto metu gavau daug naudingos patirties, kuri man padėjo būtent šitai savanorystei, kaip padaryti registraciją internete, surinkti žmonės. Ir tada būtent surinkau žmonės ir prasidėjo tasai visas darbelis. Aš galvojau, kad bus labai sudėtinga, kad gali būti tikrai kažkokių nesklandumų. Pirmą kartą toksai atsakingas darbas, juk čia savanoriai, čia žmonės ir taip toliau. Beje, o kiek šių savanorių apskritai buvo, kad mes galėtume įsivaizduoti visą mastą? Žinot, kadangi tai buvo pirmieji metai, aš manau, kad dabar kiekvienais metais bus jų žymiai daugiau. Tai buvo apie 100 savanorių.
Nu, čia buvo gal kokie 20, gal 30 žmonių, kurie priklausė tiksliau kitiem, bet pagrindė, nu, va, kažkur apie 100, nu, 90-100. Kurie per patį festivalį visur lakstė ir bėgėjo, taip? Taip. Oho. Reikėjo man juos visus kažkaip suvaldyti. Taigi, prasidėjo festivalis, beje, pramigau, atsibundu, man skambina savanoriai, sako, kur tu esi? O aš miegu savo lovai, sakau, aha, aš jau važiuoju. Ir tada apsirengiau ir tada prasidėjo festivalis man. Nei valgiau, nei gėriau. Bet viskas buvo tvarkoj. Taip, esi gyvas ir sveikas šiandien, kaip matau. Gyvas ir sveikas. Ta diena mano telefonas tiesiog užė. Galim taip pasakyti, skambino vienas, sako, čia nėra savanorių, kur jie dingo. Ir žinot, tokia įtampa čia skambino, sako, reikia čia savanorių, reikia ten savanorių, sako, kur savanorių. Ir ant manęs pyksta, jų pyksta. Ir tiesiog, aišku, po to viskas išsisprendė, kai praeina visas festivalis, visi susitvarkom, tada toksai didelis palengvėjimas, tu padėkoji tam savanoriui, kuris visą laiko išbuvo, buvo tokių, kurie pabėgo kažkur, pamatė gal biškį sudėtingą, biškį pasišalino, ir buvo tokių patriotų, kurie išbuvo visą laiką ir gerai būna tada. Tiesiog ir tada labai geras jausmas. Tada toliau gali nueiti į lovą ir miegoti. Taip, tada pabaigėm viską ir nuėjom gulti. Aha, supratau, bet vis dėlto tau patiko ir būtent šiais metais darysi ir atliksi tą patį, ar ne? Labai norėčiau dar kartą tą patį atlikti. Na, kaip sakant, tavo žodžiai Dievui jausi. Tikėkime, kad taip bus. Ir beje, kalbant ne vien tik apie festivalį, kalbant apie naisius ir žvelgiant apskritai visą savanorystę, ar savanoriauti galima vien tik festivalyje, ar yra dar ir daugiau veiklų naisiuose, kuriuose taip pat galima prisidėti prie savanorystės? Aš manau, kad tikrai galima. Pavyzdžiui, Naisiuose yra, kaip žinome, turbūt turėtų visi jau žinoti, kad Naisiuose yra Baltų dievų muziejus. Šitą muziejų ekskursijas veda gidai savanoriai. Būtent tenai mums reikia savanorių. Tai gali būti Naisių kaimo gyventojai. Nu, gali būti turbūt ir ne Naisių, nu, aplinkinių gal kaimų. Nu, tikrai, kurie domisi gal baltišką kultūrą, kurie norėtų savanoriškai vesti ekskursijas. Tikrai prašom, tikrai manomas dalykas. Savanoriavimą būtent šitoje veikloje, kadangi šitoje veikloje aš savanoriauju, buvo irgi ne mano noriu, kad Ramūnas Karbauskis vieną kartą sako, ar nenorėtum, sako, vesti ekskursijų, mums labai trūksta gidų. Nu, kadangi aš visur tenai sukiojau, slandžiau, visur padėjau, sakau, nu, kodėlgi ne? Savanoriavimas labai daug naudos man davė. Įsivaizduokit, dabar galiu kalbėti drąsiai prieš žmonės. Taip. Tiesiog prieš žmonių minę, prieš masę, kaip sakant. Ir aš visiškai nebijau, aš pasitikiu savimi, aš nebijau pašmaikštauti. Bandau ekskursijas padaryti įdomias, kad jos būtų ir šmaikščios, ir kad būtų daug informacijos. Kai kurie sako, ne, tik ne su Laurynu, nes jisai labai ilgai veda, kokias 3-4 valandas. Ir dar norėčiau paklausti, kalbant apie savanorystę, jeigu dabar atsirado tokių žmonių, klausančių mūsų pokalbio ir jie sugalvojo, kad nori būti savanoriais Naisiuose, kur jiems reikėtų kreiptis dėl to. Dabar aš manau, kad nuėjus į Naisių vasaros tinklalapį galima būtų susisiekti bendru informacijos numeriu, tenai pasiklausinėti, pašniukštinėti. Aš manau, kad labiausiai savanorių mums reiks būtent per festivalį. Amžiaus riba, tenai ribos nėra. Svarbu, kad paeitų dar, ar ne? Tai būtent, kad ten ir laikraštį galėtų paprasčiausiai padalinti. Ir va tenai mums labiausiai reikia savanorių ir tada tikrai galės registruotis ir būti šito festivalio visos tos didelės mašinos tam tikrą detalę. Supratau. Tai kvietimas kaip ir yra, belieka tik tai sulaukti savanorių, ar ne? Gerai, kalbant apie dar vieną iš tavo pomėgių, buvusių tikriausiai pomėgių apie konkūrą, vis dėlto kodėl nepereini ant žirgų, ant didelių žirgų, jeigu jau sakai, kad tau liečia kojo žemę? Tiesiog nebejodinėjau, nes konkūras tai yra kaip ir rungtis, ten yra daugiau rungčių, bet kodėl nebejodinėjau, jau sakiau, kad būtent susikoncentravau į mokslus. Tiesiog ūgis, kartais būdavo taip, kad šokant per kliūtį kojomis liesdavau kartį ir numesdavau ją. Ir tiesiog laiko nebeužtenka. Dabar, kadangi dabar jau važinėju mokytis į Šiaulius, grįžtu vakarais, žirginas jau dažniausiai nebedirba. Vasarą tai pajudinėti galiu ir pajudinėju. Beje, kalbant apie pomėgius, kiek žinau, kiek yra jau tekę matyti tavo puikių, gražių darbų, mėgstu ir filmuoti, ar ne?
Taip, irgi galiu pasakyti, kad šitas pomėgis vėl užklupa, aš nesuprantu, viskas čia mane užklumpa taip netikėtai. Tai čia savanorystė, tai čia vagidai ir taip toliau. Filmavimas irgi taip pat netikėtai gavosi, kad nuo ko prasidėjo visą tai nuo montavimo. Nuo paprasčiausio montavimo, kad gal kokioj 5 klasėje buvo tokia svetainė, kur galėdavai parsisiųsti įvairiausių programų. Ir tiesiog aš naršiau ir čia tampa aprašymas, tam montuokite video, taip toliau, labai puikiai programa. Pabandom. Nežinau, tiesiog norėjau kažkaip imtis, kažkaip prasisinčiau. Paprasčiausiai nuotraukas pirmiausiai sudėjau, po to kažkokius mažius video sulipinau ir sulipdžiau. Ir taip įsivystė, tada įsigijau naujesnę programą, po to pradėjau pats filmuoti, pats montuoti, pradėjau žiūrėti pamokas, kaip galima pagerinti savo tą kokybę ir taip toliau. Ir taip įsivystė, kad dabar jau su geriausia kamera filmuoju, čia lakstau visokių tokių dalykėlių galiu padaryti. Va, ir būtent mums atėjo šimtadienis, būtent abiturientam ir bus įvairiausių filmukų per tą šimtadienį ir aš kelis nufilmavau ir sumontavau. Tai va jau dabar galės pamatyti ir kiti tą mano darbo vaisių, kuris va nuo 5 klasės iki 12. Tai vis dėlto buvai minėjęs pokalbyje, kad jau šie tau metai yra paskutiniai metai, bent jau mokyklos atžvilgių, ir tu esi savanoris, ar ne? Tu taip pat mėgsti filmuoti, kaip sakei, taip pat mėgsti ir jodinėti. Tai ką veiksi baigęs studijas? Nežinau, galbūt keliausi į kokią nors konkūrų mokyklą, galbūt keliausi kur nors mokytis, kaip reikia filmuoti su labai didelėm kokiom kamerom ar panašiai. Kasgi tave patrauks, o gal ta pati savanorystė, sakysi, nieko man nereikia, savanoriauti eisius. O dabar šitas klausimas, iš visų šitų jūsų klausimų yra pats sudėtingiausias. Kol kas, kadangi aš dabar ilgą laiką, nežinau, gal nuo kokios 11 klasės pradžios, mąstau, ką žadu veikti ateityje, ką žadu studijuoti. Aišku, daugumas sako, tu čia viskas ateis, tu čia nepergyvenk ir taip toliau. Ir mano mama sako, čia pamatysi, viskas bus gerai, čia. Bet reikia vis tiek pradėti galvoti, ką tu norėsi daryti ateityje, nes reikia rinktis egzaminus ir čia ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš dabar labai giliuose apsvarstymuose, kiekvieną dieną tiesiog galvoju, ką aš galėčiau padaryti. Tiesiog atrodo, kad galėčiau padaryti tikrai daug, nes ką pamatau, pavyzdžiui, kad esu ekskursijų tasai gidas ir taip toliau, kad galiu valdyti žmonių minias, galiu filmuoti, galiu montuoti. Pagalvojau, plataus profilio darbuotojas galėčiau būti. Taip, bet va, konkrečiai, tiksliai, ką norėčiau ateityje veikti, nežinau. Ir man toks visą laiką nerimas dabar yra, nes kadangi kiti žino, ką nori, jie mokosi būtent tą linkme, tą kryptimi ir siekia savo tikslo. Dabar man reikia mokytis viską iš eilės, nes nežinau, ko aš noriu būti dar ateityje. Tikiuosi pasiseks man, gal kažkas paves, gal kažkas pakreips mane, gal kaip nors, kaip tik su viena mokytoja kalbėjausi mokykloje, atsakinga už neformalųjį ugdymą. Tai jinai sako, pabandyk čia nueik į Lamo BPO, tam profesijas visas išsirink, išsibraukyk, sako, pasižiūrėk, čia per savaitgalį namų darbai, tiesiog taip pasikalbėjome. Ir dabar reikės, savaitgalį bandytis, kažką braukytis, kažką žiūrėtis, kažką darytis. Aš kažkaip tokia nuojauta, kad man pasiseks, nes gyvenimą, dabar kol kas gal gerai. Visko, aišku, gyvenime pabūna, kaip čia. Bet dabar ta abiturientų klasė, dabar visi Lietuvos, galima sakyti, 12-okai dirba, aria, naktim nemiega ir taip toliau. Aišku, jeigu čia nesupyksite, man labai nepatinka Lietuvos švietimo sistema ir taip toliau. Čia turbūt kiekvienas abiturientas galėtų pasakyti, bet čia neišsiplėtosim, bet aš sakau, kad
kiti gali mokytis, bet kai reikia pašnekėti vienas priešais kitą, gali kažkaip pasirodyti, kad jisai nėra tam tikrai, jis nėra, kaip pasakyti, socialus, negali kalbėtis, komunikabilus. Taip. Pagalvoji tada, 12 metų žmogus mokinasi mokyklą ir jis negali su žmogumi normaliai pakalbėti. Nors jisai gali 10 gauti iš matematikos, fizikos, jis tam tiksliukas gali būti, bet kalbėti jisai negali. Tada pradedi galvoti, kas yra svarbiausia. Ar tavo pažymys, ar koks tu esi už mokyklos ribų. Taip, tada kyla dar daugiau klausimų. Ir taip gyveni ir tokiai dideliam klaustuke. Tai va, o kom būsiu ateityje dar pamatysim, pažiūrėsim. Aišku. Na kągi, mūsų laida jau, kaip būtų gaila, baigėsi, tad dėkoju tau. Primenu visiems klausytojams, kad šiandieną pas mus studijoje svečiavosi Naisiškis, savanoris Laurynas Milašauskas ir vienintelis dalykas, ko linkiu, kad tas klaustukas sumažėtų ir kad, bent jau po metų, aš manau, tikiuosi, atkeliausi vėlgi pas mus į studiją, o tada jau pamatysim, kuo tapai. Gerai? Sutarėm? Sutarėm. Gerai, ačiū tau už pokalbį. Iki. Ačiū jums, iki.